finansuoti kažkokias neaiškės struktūros, kurios kėsinosi nuversti kaimynų teisėtai išrinktą valdžią. Bet iš tikrųjų tai nėra nauja praktika. Pažiūrėkime į tą pačią Gruziją. Vyksta nevatai opoziciniai tie mitingai prieš naujai ir teisėtai išrinktą valdžią, prieš Gruzijos svajonę. Ir štai, ką mes matome, kas atvyksta į Gruzijos opozicionierių mitingus. Jūs matote čia oficialius ES politikos atstovus, kurie eina lipa ant scenos ir jos pasitinka šūksniais. O čia palaikymas, jie parodys palaikymą protestui prieš teisėtai išrinktą Gruzijos valdžią. Mes kažkur tą vaizdelį jau matėme. Mes matėme tokius vaizdelius Ukrainą per Maidaną ir mes žinome, kuo tai baigėsi. Baigėsi labai prastais rezultatais. Tikiuosi, kad gruzinai bus pakankamai tvirti ir neleistiems vadinamiems protestukams įsisiboti iki tiek, kad jie destabilizuotų šalį, suskaldytų šalį, nuvestų iki pilietinio karo, o dažnai pilietiniai karai anksčiau ir vėliau baigėsi užsienio šalių invazijomis. Todėl palinkėkime gruzinams stiprybės, palinkėkime stiprybės ir Roberto Fico vyriausybei, prieš kurią Slovakijoje irgi vyksta dideli protestai, nes Robertas Fico yra labai negeras. Kodėl negeras? Tai vėlgi tai yra viskas labai abstraktu, kad nevatė kažkokias demokratinės teisės riboja ir dar kažką, bet nieko nekonkretizuoja. O aš galiu sakyti paprastai, Robertas Fico bando vykdyti savarankišką užsienio politiką, kai tą bando padaryti Gruzijos naujai išrinktą vyriausybę. Jie bando išlaviruoti šiame sudėtingame pasaulyje ir nepaklūsta Briuselio bei Vašingtono diktatui. Todėl automatiškai tokios valdžios yra negeros, jas reikia auklėti, jas reikia pastatyti vietą, o jeigu tai nepadeda, ir nuversti. Tikėtina, kad kažką panašaus bando padaryti su Žemaitaičio judėjimu. Aš nesakau kad tikrai, kad jis kažkoks tipo antisisteminis, bet jis per daug išdidus, jisai sakė, kad jam niekas per daug nenurodinės jokie amerikiečiai. Tai Žemaitaitį truputėlį auklėja ir baudžia. Žiūrėkime, stebėkime šitos visus įvykius, kur bus visą tai nuves.